riboto dydžio žmonių grupės bendrabūvių decentralizuoto ir nehierarchinio organizavimo būdas, kai ieškant grupėje aktualaus klausimo sprendimų ir priimant konkretų sprendimą gali dalyvauti bet kuris grupės narys nepriklausomai nuo asmens amžiaus, lyties, socialinio statuso, įsitikinimų, turtinės padėties ir kitų asmenį apibūdinančių charakteristikų, įgyvendinant šią valdymo formą, pasitelkiama internetinė balsavimo platforma. Gerbiami seniūnaičiai, dabar jums bus pristatyta tautos valdžios projekto idėja, kuriame aptarsime galimybę įgyvendinti internetinę balsavimo platformą seniūnaičių įtakos stiprinimui savivaldos valdyme. Taip pat diskutuosime apie ES lėšų pritaikymą projektui bei seniūnaičių vaidmenį vietos savivaldoje. Taigi pradėsime nuo mūsų pristatymo skaidrių. Tautos valdžia, seniūnaičių vaidmuo. Taigi tautos valdžia jau egzistuoja gan ilgą laiką, keli metai. Tai iš tikrųjų toks judėjimas, kuriuo mes remiamės kaip atkurti Lietuvoje tiesioginį valdymą. Kaip žinot, yra konstitucijoje nurodyti du valdymo būdai. Vienas per tautos išrinktus atstovus, ką mes dabar turime. Ir vienas kitas valdymas yra nurodytas tiesioginis valdymas. Konstitucijoje taip ir parašyta. Tiesioginio valdymo būdai tai yra plebiscitas, referendumai, peticijos, tai pagrinde šitie dalykai. Bet kadangi šitas nurodytas būdas yra pakankamai neefektyvus, pavyzdžiui, kaip peticijos, jos yra tik tai svarstomos, o galų gale padedamos į stalčių ir niekas jų nejudina Seime. O kas liečia savivaldą, tai turbūt toliau pasigilinsime, bet iš esmės tai tiesiog mes neturim galimybės parodyti žmonių tikrosios valios. Apie problematiką dabar ir pakalbam. Partinė sistema dažnai orientuojasi į centralizuotą valdymą, kai sprendimų priėmimas sutelkiamas nedidelėje valdžios atstovų grupėje, pavyzdžiui, partijos vadovybėje. Tai tas hierarchija iš principo jinai nėra bloga, bet mūsų žmogiškumas jos nesugeba tinkamai naudoti ir tiesiog mums ją reikia tiesiog panaikinti tam tikrose sferose. Demokratijos vertybės, kaip žmonių lygiateisiškumas ir tiesioginis atstovavimas tampa labiau simbolinis. Demokratija iš esmės yra piliečių valdžia. Piliečiai patys kontroliuoja mūsų valdymą. Kaip mes norim, taip turi būti, ar ne? Taip ir taip turi būti. Bet atskirtis prasideda, kai valdžia nori išlikti visada valdžioje. Nes 4 metai kadencija tai nėra daug. Ir už tai noras išlikti Olimpo viršūnėje gali susimaišyti jau su kaip asmeniniai reikalais, su visuomeniniais reikalais. Trečias, piliečių balsas ir sprendimų teisė yra susilpninami
nes daug sprendimų priimama hierarchijos viršūnėje, nepaisant žemesnių lygių poreikių. Seimo nariai dažnai yra labiau atskaitingi savo partijom nei rinkėjai. Seniūnai ir seniūnaičiai turi labai ribotas galias, o pagrindiniai sprendimai priimami savivaldybių tarybose ar administracijos lygmenyje. Centralizuota valdžia lemia sprendimų priėmimą, kuris dažnai būna nutolęs nuo realių piliečių poreikių. Irgi toksai tokia mintis, kuri pasako, kad tiesiog mums nėra kito kelio, kaip kažką pasidaryti patys savo, daugumai, ar ne. Akcentuoju seniūnaičius, nes seniūnaičiai yra tie žmonės pirmoje eilėje, kurie negauna jokio atlygio, yra labiau idėjiniai, yra labiau noras atstovauti savo visuomenę, įsiklausyti ją ir eiti į savivaldą seniūniją su savo kažkokiais klausimais, norais padėti savo būtent atstovaujamojai visuomenės daliai. Pasiekmes viso to. Vietos bendruomenių interesai ir idėjos dažnai lieka neįgyvendinti dėl biurokratinių barjerų arba viršutinių hierarchijos sluoksnių nenoro įtraukti vietinius sprendimų priėmėjus. Piliečiai jaučia atotrūkį tarp savęs ir valdžios, dėl ko mažėja jų pasitikėjimas politinėmis ir valdymo struktūromis. Antras, skaidrumo trūkumas leidžia įsigalėti korupcijai ir sprendimams, kurie naudingi tik valdžios sluoksniui. Niekas iš tikrųjų neprieštarauja tam tiesioginiam valdymui. Paprasti žmonės ir mūsų savivaldui, administracija ir taip toliau, jie visi suinteresuoti padėti ir būti patys girdimi ir išgirsti mūsų daugumą. Nes iš tikrųjų mūsų dauguma dėl ko yra apolitiška. Dėl ko? Nes žmogus suinteresuotas gauti naudą. Kai jos negauna, jo interesas pasibaigia ties to, kad man čia nebeįdomu, nes aš neturiu čia ką veikti. Jeigu mes turėtumėm prieėjimą prie įtakojimo savo, pavyzdžiui, sumokėtų mokesčių, ar ne? Nes mes visi mokam mokesčius, kas dirbam Lietuvoje. Iš tikrųjų mokam ne 25% ar 20% ten pajamų mokestis ar pelno mokestis. Mes taip pat mokam PVM ar nuo 21, gal daugiau dabar procentų, nežinau. Jau pliusuojas, ar ne, mes viską per parduotuvės. Toliau. Mes mokam akcizus už kurą, mes mokam akcizus už daug dalykų. Iš tikrųjų gaunasi apie 60-70% viso to, ką mes sumokam po algos. Ir kas lieka, tai 30-40% pinigų, su kuriais mes realiai kažką jau galime nuveikti savo asmeniškai, įsivaizduojat. Tai jūs norit pasakyti, kad mes išrenkam žmonės, kurie tuos pinigus gali valdyti ir daugiau mūsų įtaka pasibaigia. Įsivaizduojat. Daugiau mes neįtakojam visų procesų, kas liečia visas biudžetinės įstaigas ir taip toliau. Čia yra nesąmonė. Čia yra nesąmonė ir tai būti negali. Dabar pasižiūrėkim, kas buvo praeity. Senovės Atėnų tiesioginė demokratija. Kur kilo iš vis demokratija? Ogi senuosiuose Atėnuose. Ir kaip jinai veikė.
kas yra demokratija? Ne, demos yra žmogus ir kratus yra valdžia. Žmonių valdžia. Piliečių valdžia gal. Tiksliau. Taigi valdžios sprendimus priimdavo patys piliečiai. Ir reiškia susirinkdavo, priimdavo sprendimus. Tiesiogiai dalyvaudami susirinkimus. Kiekvienas laisvas Atėnų pilietis, bet tuo metu buvo tik tai vyrai, turintys pilietybę Atėnų, turėjo teisę balsuoti ir siūlyti įstatymą. Įsivaizduoti. Suinteresuotas žmogus, ne savo, gal ne rytojaus ateitimi, bet ilgesnio laikotarpio ateitimi, galėdavo įtakoti tiesiogiai savo praktiškai likimą, savo gerbūvį. Ir kiek tu esi suinteresuotas savo ateitimi, kiek tu eisi į tos susirinkimus ir balsuosi, siūlysi dalykus. Tai buvo tiesioginis valdymas, tai buvo tikroji demokratija. Dabar be abejo, ką mes čia turim, atskleisiu mažą paslaptį, kad tai nėra demokratija. Nes demokratija yra tiesioginis valdymas. Jeigu mes kalbam apie demokratiją, tai mes negalim demokratijos vadinti šiuolaikinio valdymo struktūrų. Nes aš sakau ne iš kažkokio tais mokslininko, istoriko pozicijų, gink ne. Aš sakau iš paprastos logikos pozicijos, kurią kiekvienas žmogus gali suprasti. Žodžio reikšmė, demos ir kratus, piliečių valdžia. Ir aplamai demokratija kaip žodis, kodėl jisai buvo toksai pavadintas ir ant kokios struktūros pavadintas, valdymo struktūros. Tai tas ir yra, kad mes valdėme iš daugumos pozicijų, ne iš mažumos, kurią mes išrinkom ir atidavėm savo valią. Kad va, žiūrėkit, mes atiduodam jums savo valią, atiduodam savo resursus, jūs darykite. Tai taip anksčiau nebuvo. Tu, kai įdedi savo balsą į rinkimų urną, tu atiduodi savo valią, kad už tave nuspręstų, bet tu turi pasitikėti. Ir tu išreiški savo pasitikėjimą ant kažkokio žmogaus, kuris nebūtinai įvykdys tai, ką prižadėjo, nors ir bus išrinktas. Nes hierarchija yra partinė sistema valdo, ar ne, koalicija kokia ten susidaro ir taip toliau. Čia yra daug nežinomųjų, kurių mes tiesiog prarandam savo valią būtent dėl tų nežinomųjų, kas toliau vyks. Ir kaip toliau tas žmogus ar bus sąžiningas tam, kam prisižadėjo ir įgyvenins tam, kad prisižadėjo įsivaizduoti, nors ir jis padeda ant konstitucijos ranką ir prisiekia atstovauti. Ir žodis atstovauti, tai reiškia jūsų valią vykdyti. Jis atstovauja jūs. Ir jeigu jis netinkamai atstovauja, mes jokio mechanizmo nebeturim atstovui paprotinti, ar ne, gal patrauk, gal pakeisti. Piliečių susirinkimas, eklezija, pagrindinis demokratijos organas, kuriame dalyvavo visi piliečiai, spręsdavo svarbiausius politinius, karo ir ekonominius klausimus. Atėnų laikais Periklis, kai jau galutinai įteisino demokratiją, tai buvo vadinamas Atėnų aukso amžius. Tai tenais viskas klestėjo, ir ekonomika, ir kultūra, ir menai, architektūra, filosofija, matematika, žodžiu, lygybės principas.
Demokratijos esmė buvo idėja, kad visi piliečiai turi lygias teisės, priimant sprendimus. Ir dabar turbūt jūs nežinosit šito dalyko, nes mūsų istorija šito nemokino. Sarmatai. Čia yra mūsų protėviai. Baltai tai buvo tik tais vokiečių pangermanistų užvadinta. Baltai tai yra primestas pavadinimas. Iš tikrųjų yra daug žemėlapų senovių. Sarmaticum okeanum, tai yra Baltijos jūra. Ir Sarmatija buvo didelis regionas nuo Baltosios jūros iki Juodosios jūros. Ten kalbėjo viena kalba. Mūsų kalba yra pati seniausia indoeuropiečių kalba, pati seniausia Europoje. Sanskrito kalba, žodžiais, sakiniais, netgi dabartinėje lietuvių kalboje, galima viską suprasti. Ir pasidomėkite, tai ne atradimai kažkokie nauji, čia jau seni, šitos senos žinios, kodėl mūsų istorijoje šitų žinių nedėsto, nežinau, kodėl nesigilinama, ar ne, aukščiausius lygius, irgi neaišku. Taigi, sarmatų valdymo struktūra tai buvo. Sarmatų gentis priimdavo sprendimus per tarybas, kuriuose dalyvavo visi genties vyresnieji ar įgalioti nariai. Dar klausimas, ar atėnai nenusikopijavo šito valdymo struktūros iš Sarmatijos, nes tais laikais Sarmatija buvo netgi labiau pažengusi tiek infrastruktūra, tiek ekonomika, tiek ten buvo dar didesnis regionas. Sarmatai kovojo prieš Romą. Ir tie gotai, iš tikrųjų gudai, tai buvo mūsų protėviai, kurie sunaikino Romą. Tai dar vienas faktas, iš tikrųjų, kurį mažai kas žino, bet lietuvių tauta turi gilias šaknis. Svarbiausi klausimai buvo sprendžiami bendrai, remiantis bendru susitarimu. Visi bendruomenės nariai turėjo teisę būti išgirsti ir įtraukti į sprendimų priėmimą. Decentralizuota sistema, sarmatų demokratija buvo labiau decentralizuota nei atėnų, nes ji buvo grindžiama gentimis, kurios savarankiškai priimdavo sprendimus, tačiau tarpusavį derindavo bendrus interesus. Galimas daiktas, kad gentis žodis būti netikslus, nes buvo didelis regionas ir jis buvo suskirstytas į karalystes. Konstitucijos principai ir seniūnaičių vaidmuo. Pirmas straipsnis. Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Toliau. Seniūnaičiai yra vietos bendruomenės atstovai, kurie gali būti svarbus demokratijos garantai vietinių lygmenių. Čia toks trumpas paaiškinimas, kaip mes galim išvesti pirmą straipsnį. Antras straipsnis. Lietuvos valstybė kuria tauta, suverenitetas priklauso tautai. Seniūnaičiai gali būti tarpininkai tarp tautos ir vietos savivaldos. Negali būti realiai jau jie ir yra, bet kaip mums juos suaktyvinti. Čia yra klausimas, ne? Suverenitetas irgi žodis labai geras. Suverenitetas, jeigu mes įsirašysim žodį suverenitetą paaiškinimą, ką jis reiškia, mes gausime apibrėžimą, kuriame bus žodis savarankiškas. Reiškia žmonės, kurie savarankiškai sprendžia savo likimą. Ar ne? Irgi labai geras žodis. Konstitucijoje tokių žodžių yra, kurie tarnauja tiesioginiam valdymui. Aukščiausią suverenę galią tauta vykdo tiesiogiai arba per savo išrinktus atstovus.
Tai va, apie ką aš ir kalbėjau, tiesiogiai arba per savo išrinktus atstovus. Jeigu mes negalim tiesiogiai, tai kodėl mūsų atstovai neatsiklausia galų gale, kaip dauguma nori? Neatsiklausia. Net nėra tokio mechanizmo. Ir 33 straipsnis. Piliečiai turi teisę dalyvauti valstybės valdyme. Savivaldos įstatymo analizė ir seniūnaičių vaidmuo. Savivaldos įstatymas apibrėžė seniūnaičius kaip svarbius vietos bendruomenės atstovus. Savivaldos įstatymo 32 straipsnį rašo: nurodo seniūnaičių veiklą kaip vietos savivaldos stiprinimo priemonė. Seniūnaičiai gali atstovauti gyventojų interesus seniūnijoje, inicijuoti vietos sprendimus, dalyvauti sprendimų rengime įgyvendinime. Dauguma net neturi nuomonės, kaip mums reikia gyventi. Net neturi platformos, kur tą nuomonę susirinktų ir būtų išviešinta, parodyta. Internetinė balsavimo platforma. Dabar pakalbėsime apie ją, čia jau vyksta supažindinimas su mūsų idėja. Tai internetinė balsavimo platforma. Gal pradėkim nuo to, kad, kaip aš jau sakiau, mes neturim platformos, kur mes visi galim, piliečiai paprastai, susirinkti ir kažką nuspręsti, kur mes galėtumėm pasitikrinti, ko mes norim. Mes tokio dalyko net neturim. Kai ateina laikas rinkti savo Seimo narius, mes tik tada išsiaiškinam maždaug, kokia čia yra Lietuvos kryptis. Nes viskas yra iš tikrųjų didelis chaosas ir tik tais hierarchinė viršūnė gauna, ko nori. Realiai apačia lieka minimaliai aprūpinta. Nes žmogus jisai iš savęs nori išlikti, egzistuoti ir kuo geriau gyventi. Jis ir išlaiko šitą struktūrą. Dabar tokia mintis, kad mes be šitos struktūros jau nebegalim gyventi. Atrodo, čia jau mus apgins struktūra, ar ne? Jau čia pirks mums tankus ir taip toliau. Deja, ne taip viskas sudaryti. Visa ta struktūra laikosi ant paprastų mokesčių mokėtojų, žmonių darbingų, šeimų, išlaikančių šeimas ir taip toliau. Kiekvienas platformos narys gali pateikti savo idėjas, pasiūlymus ar sprendimus. Jūs prisiregistruojate prie platformos, turite teisę įdėti savo balsavimą. Ir kiekvienas turim savo vieną balsą, ne 10 balsų, nėra jokios hierarchijos, visi turi teisę įdėti savo balsavimą, pavyzdžiui, kas liečia seniūnijos reikalus, savivaldybės reikalus, kažkokį nori sprendimą išnagrinėti, kažkokį savo idėją turite, ar ne, kuri tiks visuomenė pasižiūri, ar tikrai mums tinka ir turi kiekvienas žmogus po vieną balsą, balsuoja už ar prieš. Pasiūlymai viešai matomi visiems nariams ir gali būti vertinami. Ir kiekvienas balsas turės būti atviras. Taip mes užtikrinsim sistemos, platformos sąžiningumą. Nes jeigu bus uždaras balsavimas, reiškia tas pats, kas mes nuėjom į urną įmetam ir nieks nebežinom, kas už ką balsavo. Tai yra didžiulė problema. Jeigu mes darom kažką viešai, tai prisimkim atsakomybę, kad už savo balsą, kad mano balsas bus viešas, visiems matomas, mes tuo pačiu prisimdami atsakomybę savo,
už kitų nuomonės, tarkim, gali kažkas pagalvoti tai apie jūs ar ne. Bet jūs prisimat atsakomybę už savo nuomonę, bet jūs laimit, žinot ką, jūs laimit, viešumas tai yra vienas iš pagrindinių antikorupcinių dalykų. Jeigu jūs nubalsavot ir visa tai matosi sistemoje, kad jūs nubalsavot taip ir kad kaimynas gali paskambinti ir paklausti, ar jūs tikrai tai balsavot, tai viena tik reiškia, kad balsų klastojimas neįmanomas. Jūs apsidraudžiat nuo korupcijos. Tai yra labai didžiulis dalykas, kurį reikia įgyvendinti. Be jo mums neina judėti toliau. Arba tiesiog sistema vėlgi, bet šitos detalės, visa platforma, jinai bus praktiškai anksčiau ir vėliau sukorumpuota. Šitą dalyką būtinai reikia padaryti teisingai. Balsavimo procesas. Nariai balsuoja už pateiktus pasiūlymus, naudodami skaidrę balsavimo sistemą. Balsavimo rezultatai rodomi realiuoju laiku arba po balsavimo pabaigos. Arba čia gal netiktų iškart rodomi. Tarkim, jūs nubalsavot, iškart matosi rezultatas. Be abejo, mes gal padarytumėm kažkokį laiko limitą balsavimo skirtą, ar ne. Tarkim, suinteresuotų žmonių gali būti mažiau, daugiau, mums yra nesvarbu. Kadangi platforma būtų sudaryta taip. Kai mes įkeliam kažkokį ten balsavimą, ten 3, pavyzdžiui, balsavimai įkelti, žmonės balsuoja pagal balsų skaičių, kurie žymi, kad taip mums tai reikia įgyvendinti. Ir jie reitinguojasi tarpusavį, nes yra pirmoji eilėje tie išeina į viršų balsavimai, kurie surinka daugiausiai teigiamų balsų. Juos tada pirmoji eilėje reikia įgyvendinti pagal daugumos žmonių norą. Šitą platformą galėsim naudoti visi. Galimas daiktas, kad galėsim mes nustatyti kartelę ar ne, kiek turėtų būti balsų, kad pavyzdžiui savivaldybėje ar seniūnijoje būtų kažkokie priimti sprendimai iki įgyvendinimo etapų. Tai judant toliau. Reitingavimas. Dalyviai gali reitinguoti pasiūlymus ar sprendimus, suteikdami jiems prioritetą. Apie ką aš ir kalbėjau. Aukščiausiai įvertinti pasiūlymai perkelti į svarstymo ar įgyvendinimo etapus. Nubalsuoti sprendimai perduodami atsakingoms institucijoms arba bendruomenėms įgyvendinimui. Užtikrinamas skaidrumas ir atsakomumas, kaip sprendimai įgyvendinami. Nubalsuoti sprendimai perduodami atsakingoms institucijoms arba bendruomenėms įgyvendinti. Vienas dalykas. Jeigu mes nepasieksime to etapo, jeigu mūsų be abejo, tai yra daug darbo ir sąžiningo ir noro ir taip toliau įdėjimas ir mūsų, be abejo, tik tais nuo mūsų priklausys, ar mes pasieksime, kad mūsų daugumos nuspręsti dalykai pasieks hierarchijos viršūnę ir įgalins juos vykdyti daugumos valią. Bet pradžioje gali būti, kad mes tik apsieisim, kaip dauguma gali bendruomenėmis kurti kažkokius planus ir įgyvendinti dalykus. Galimas daiktas, kad mes netgi turėsime kažkokią savo sąskaitą, kur galėsim nešti minimaliai pinigėlių, kad galėdami balsavimo būdu paskirstyti, kur mes norim kažką nuveikti. Savivaldybėje, seniūnijoje, struktūroje ar aplamai. Galima
tarkim, susivienyti bendruomenėms, ar ne, turėti tokį savo platformą, kur mes galėtumėm bendrai kažką nuspręsti. Nebūtinai, sakau, savivaldos ar seniūnijos lygmenį, o mūsų kaip bendruomenės lygmenį, kad turint šitą platformą mes galėtumėm kažką nuveikti ją. Platformoje toksai dalykas bus taip pat, kad tie žmonės, kurie prisidėjo prie balsavimo paskelbimo, jie turės atsakyti ir šito balsavimo rezultatų įgyvendinimui. Jie bus atsakingieji žmonės, jie bus koordinatoriai viso šito ir seniūnaičių vaidmuo bus šitoj vietoj labai svarbu. Labai svarbus, apie ką aš ir kalbu, dėl ko aš darau šitą pristatymą. Grįžtamasis ryšys. Dalyviai informuojami apie balsavimo rezultatus ir sprendimų eigą. Pateikiami atsiliepimai, kaip jų balsai įtakojo sprendimus. Vėlgi, čia bus seniūnaičių daugiau darbas, bendruomenių, kurios prisijungs, ten bendruomenių pirmininkų atsakingumas bus. Atsirado ne grupė žmonių, kurie nori paskelbti kažkokį tais balsavimą. Bendruomenė kažkokia ar ne, įkelia savo balsavimą, prašo žmonių prisidėti savo balsais. Jis išreitinguojamas į viršų, įmamas šitas dalykas į įgyvendinimą. Šituo rūpinasi seniūnaitis, bendruomenės pirmininkas. Kalbama, jeigu reikia, su seniūnija, savivaldybė, bet gal to ir nereikėtų, gal užtenka bendruomeniai tiesiog susiburti, pasiskirstyti atsakingus, kad būtų dalykai įgyvendinti. Gal kažkokį projektą sukurti, dar kažką, suprantate? Tai yra labai demokratinis reikalas. Ir grįžtamasis ryšys, tai čia ir būtų po visų dalykų įgyvendinimo, jis seniūnaitis ar bendruomenės pirmininkas, kas yra atsakingi žmonės, jie paima visą rezultatą ir pristato atgal platformoje, tai informuodami apie tų projektų įgyvendinimo eigą arba pabaigos rezultatus. Grįžtamasis ryšys, žmonės įdėjo savo balsą, savo valią, žmonės turi gauti atsakymą. Tikslas – sukurti skaidrę, įtraukę ir efektyvią sprendimų priėmimo sistemą, kuri įgalina bendruomenės tiesiogiai dalyvauti valdyme. Toks būtų platformos tikslas. Seniūnaičių integravimas į platformą. Užduotys ir siūlymai. Seniūnaičiai galėtų naudoti platformą tam, kad rinktų gyventojų siūlymus dėl vietos problemų sprendimų. Tiesioginis sprendimų priėmimas. Platformos dėka gyventojai galėtų tiesiogiai balsuoti dėl vietos projektų, kurie būtų įtraukti į seniūnijos planus. Seniūnijos ar savivaldybės planus. Skaidrumas. Seniūnaičiai užtikrintų, kad visi pasiūlymai ir balsavimo rezultatai būtų vieši, o sprendimai priimami pagal daugumos valią.
bendradarbiavimas su savivaldybėmis. Platforma būtų priemonė dalytis informaciją tarp savivaldybės administracijos, seniūnaičių ir bendruomenių. Gyventojai per platformą galėtų siūlyti idėjas ar problemas spręsti. Seniūnaičiai bendrintų šias idėjas ir pristatytų savivaldybės administracijai. Tai va, jeigu mes jau turim savivaldybės ar seniūnijos lygio klausimų, balsavimas, kiekvienas gyventojas galėtų balsuoti už siūlymus projektus, seniūnaičiai užtikrintų, kad balsavimo rezultatai būtų vieši. Reitingavimas. Bendruomenė galėtų reitinguoti seniūnaičių veiklą, vertindama jų atsakomybę ir įgyvendintus projektus. Tai dar vienas dalykas yra, kad kiekvienas žmogus prisijungęs prie platformos turės savo reitingavimą. Pavyzdžiui, jūs įkėlėte gražų gerą balsavimą, kur žmonėms labai patinka. Kiekvienas žmogus galės uždėti tenais vertinimą, ne vieną savo balselį teigiamai pažymėti jūs kaip bendruomeniškais tikslais palikti atsiliepimą teigiamą ar neigiamą ties kiekvienu dalyku, kur žmogus gali būti vertinimas, ne? Ir pagal tai bus vertinami be abejo ir seniūnaičiai. Kodėlgi ne? Mes turėsim sistemą galų gale ant pačio galo, kai jau bus įsigalėjęs tas tiesioginis valdymas, visoje Lietuvoje, gal netgi ir Europoje, nebūkim tokie jau maži savo siekiais, kad vis dėlto bus reitinguojami ir mūsų Seimo nariai už savo padarytą darbą. Nesvarbu, kokias pareigas eina, ar premjeras, ar vicepremjeras, ar ministras, ar dar kažkoks žmogus, už savo padarytą darbą, balsavimus savo ar ne, kuris rodo iniciatyvą, ar mums tinka ar netinka, kiekvienas žmogus matys to žmogaus darbus platformoje ir teiks savo reitingą, ties kiekvienu žmogu. Ir mes realiai matysim bendrą žmonių suvokimą, kas, kaip ir kodėl. Mes be abejo negalim pasikliauti vien žiniasklaidos priemonėm, nes žiniasklaida yra paperkama, ta pati hierarchinė sistema visur veikia. Jeigu tu negali nusipirkti visos žiniasklaidos, tam to nenusipirkus žiniasklaidos atstovo viršūnėje ar nesėdint čia gal USAID, tą parodo Amerikoje ir niekur finansuoja visas didžiasias Lietuvoje esančias žiniasklaidos priemonės. Nesiplėsime. Stebėsime ir ataskaitą. Platforma automatiškai generuotų ataskaitas apie balsavimus, sprendimų įgyvendinimą ir gyventojų dalyvavimą. Moderatoriai. Seniūnaičiai galėtų prižiūrėti platformos veikimą vietinių lygmenių, užtikrinant, kad gyventojų siūlymai būtų tvarkingi ir atitiktų vietos poreikius. Dėl moderatorių reikėtų žiūrėti atsargiai, kad moderatorius neįsikištų į reguliavimą per daug, ar ne? Ką galima pateikti balsavimui, ką negalima. Čia turėtų būti labai etiškai viskas daroma, ar ne? Gal papildyti pateikimo etiškumą kažkokį, ar ne? Gal plačiau pateikti idėją, kad būtų labiau išnagrinėta ir pateikta priimtiniau visuomeniai, kad būtų labiau suvokti, ką norima pristatyti, prižiūrėti, reiškia, žmonių pateikiamas valias balsavimui. Atstovai seniūnaičiai pristatytų gyventojų išbalsuotus sprendimus savivaldybei arba seniūnijai. Komunikatoriai
Per platformą seniūnaičiai galėtų dalytis informaciją apie vietos renginius, susitikimus ir projektus. Čia jau gan aišku, ne? Konstitucija, savivaldos įstatymas ir balsavimo platforma. Konstitucijos nuostatos kaip pagrindas. Platforma ir seniūnaičių veikla remtųsi tautos suvereniteto, demokratijos ir piliečių dalyvavimo principų. Savivaldos įstatymas. Seniūnaičių veikla būtų sustiprinta naudojant platformą kaip įrankį įtraukti daugiau gyventojų ir didinti atsakomybę. Internetinė balsavimo platformos privalumai. Tiesioginis ryšys tarp gyventojų ir seniūnaičių, sprendimų skaidrumas ir viešumas, galimybė bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis ir įtraukti visos Lietuvos seniūnaičius į bendrą tikslą. Mūsų seniūnaičių tikslas turi būti viešas, viešai prieinamas visiems, todėl aš skelbiu, kad mums reikia atidaryti asociaciją, kuri bus pavadinta panašiai Lietuvos seniūnaičiai. Ir šitą asociaciją vienis pagrindinis dalykas – tai platformos įgyvendinimas. Kodėl seniūnaičiai? Todėl, kad tik seniūnaičiai yra arčiausiai to vietinio žmogaus. Kodėl hierarchinės viršūniai tai neaktualu? Nes ji jau turi savo realizacijos variklį. Jai nieko nebereikia. Žmogus yra labai paprastas. Man, o paskui kažkam gal kitam. Yra tiesiog toksai dalykas. Tai jeigu mes seniūnaičiai nesusivienijam ir neturim, ne tik seniūnaičiai, bendruomenės pirmininkai, ar ne, kurie turi savo bendruomenį atstovaujamumo dalykus, ar ne? Jeigu mes nesusivienijam ant vienos asociacijos, mūsų galia silpnėja. Ir ta platforma būtent suvienytų. Ir mes kaip seniūnaičiai būtumėm tarpininkai tarp daugumos, ar ne, jeigu įsivaizduojam hierarchijos viršūnę, apačioj seniūnaičiai ir dauguma. Ir mes šitą apačią ir daugumą vienijam per tiltą, kuris vadintųsi tautos valdžios platforma, internetinė balsavimo platforma. Per ją mūsų seniūnaičių pareiga bus skatinti žmonės balsuoti, turėti savo nuomonę ir kelti tą nuomonę į tą platformą ir ten per šitą visą tą aparatą mes atiduodam valią aukštyn link įgyvendinimo, ko mes negalėsim patys savo jėgomis įgyvendinti. Ir jeigu jinai mūsų neatstovaus šitokiu principu, mes bent jau žinosim, kad jie neatstovauja mūsų. Suprantat? Ir mes galėsim toliau galvoti, daryti žingsnius kažkokius, kad tai būtų įgyvendinta, kad atstovavimas vyktų. Čia šitą dalyką aš dar pabrėšiu, kad mūsų idėjos būtų įgyvendinamos, mes turim atidaryti asociaciją. Tai būtų seniūnaičių asociacija. Vietos savivaldos įstatymas. Lietuvos Respublikos teisės aktai, ypač vietos savivaldos įstatymas, nustato savivaldybių institucijų, tarybos, mero, administracijos direktoriaus ir seniūnų kompetencijas bei atsakomybę.
šiuo metu nėra tiesioginių teisinių nuostatų įpareigojančių šias institucijas vykdyti internetinės balsavimo platformos sprendimus. Dar kol kas mes vis neturim būsimos internetinės balsavimo. Tačiau yra 4 būdai, kaip galima skatinti savivaldybių institucijas atsižvelgti į tokius platformų rezultatus. Pirmas būdas – konsultacinio mechanizmo įdiegimas. Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą įtraukti internetinės balsavimo platformos rezultatus į sprendimų priėmimo procesą kaip konsultacinė priemonė. Tai reikštų, kad nors platformai sprendimai nėra teisiškai privalomi, jie būtų svarstomi priimant galutinius sprendimus. Antras. Vietos teisės aktų pakeitimas. Savivaldybės taryba gali inicijuoti vietos teisės aktų pakeitimus, kurie numatytų privalomą tam tikrų platformoje priimtų sprendimų įgyvendinimą, ypač jei tai susijęs su bendruomenės gerovės klausimais. Trečias. Bendruomenės chartijos ar susitarimai. Bendruomenė gali sudaryti chartijas ar susitarimus su savivaldybės institucijomis, kuriuose būtų numatyta, kad tam tikri platformos sprendimai būtų įgyvendinami, jei jie atitinka nustatytus kriterijus. Ir ketvirtas. Piliečių iniciatyvos remiantis vietos savivaldos įstatymo 4 straipsniu, savivaldybės gyventojai turi teisę dalyvauti tvarkant savivaldybės reikalus, piliečiai gali inicijuoti svarstymus dėl platformos sprendimų įgyvendinimo, taikydami peticijas ar dalyvaudami viešuosiuose svarstymuose. Tai va, čia tie būtų 4 būdai, kaip mes galim įgalinti aukštesnių lygmenių įgyvendinti mūsų sprendimus. Kaip sukurti internetinę balsavimo platformą? Taigi, turint asociaciją, ES parama demokratijai didinti, mes galim susibūrę, seniūnaičiai, mes galim jau pretenduoti į ES lėšas. ES siekia skatinti pilietinį dalyvavimą, gerinti vietos valdymą ir stiprinti demokratinės vertybės per finansavimo projektų, kurie įtraukia bendruomenės ir didina sprendimų skaidrumą. Tai čia yra tokie dalykai, kur ES remia. Ir remia netgi finansiškai. Antras. Parama. Finansavimas teikiamas per programas tokias kaip piliečiai, lygybė, teisės ir vertybės, CERV, kurios remia iniciatyvas demokratijos skatinimui, dalyvavimo mechanizmas ir vietos valdžios atvirumą. Trečias. Seniūnaičių asociacijos vaidmuo. Sukurti seniūnaičių asociaciją yra būtina, siekiant veikti kaip organizuotai struktūrai, kuri gali atstovauti vietos bendruomenių interesus, koordinuoti seniūnaičių veiklą šalies mastu, teiktų paraiškas ES finansavimui gauti ir įgyvendintų projektus. Išvada. Seniūnaičių asociacija būtų stiprus demokratijos stiprinimo įrankis, leidžiantis efektyviai panaudoti ES paramą demokratinėms iniciatyvoms ir įtraukiant piliečius į vietos valdymą. Taigi demokratija
Tai ne tik idėja, bet ir veiksmas. Seniūnaičių balsas yra tiesioginis tiltas tarp bendruomenės ir valdžios. Todėl kartu galime sukurti sistemą, kurioje kiekvieno žmogaus nuomonė yra girdima ir gerbiama. Prisijunkite prie seniūnaičių asociacijos Tautos valdžia ir tapkite demokratijos stiprinimo dalimi. Kartu galime panaudoti modernes priemones, kaip internetinė balsavimo platforma, kad priartėtume sprendimų priėmimą prie žmonių. Vienykimės, kad mūsų bendruomenių balsai formuotų vietą, kurioje galime didžiuotis tiesioginiu dalyvavimu valdžioje. Šitas baigiamasis žodis bendrai apibūdino šitą mano pristatymą skaidrių. Todėl kviečiu visus pirmoje eilėje apmąstyti, apgalvoti, kokia yra prasmė šios šiuolaikinės demokratijos, kai mes jos turim tiek mažai ir ką mes galim padaryti, kad jos atsirastų daugiau ir kaip įgalinti, prisiimti atsakomybę už savo ateitį visiems mūsų žmonėms. Todėl kviečiu visus prisijungti prie Tautos valdžios asociacijos, kuri yra dabar norima įkurti. Kviečiu seniūnaičius, bendruomenės pirmininkus, visus Lietuvoje žmonės aktyvius, kurie nori susilaukti pokyčių teigiamų ne tik tai savo bendruomenė, ne tik tai savo kaimelį, miestelį, savivaldybei ar seniūnijai, bet visoje Lietuvoje. Mes turim užaugti, mūsų daugumos valia turi būti matoma. Todėl kviečiu pirmoje eilėje sukurti asociaciją. Ir galų gale teisingumas, tiesa, šviesa, skaidrumas turi nugalėti. Taigi ačiū dėmesį visiems seniūnaičiams, visiems bendruomenės nariams, bendruomenės pirmininkams. Laukiu jūsų feedbacko. Iki. Neriboto dydžio žmonių grupės bendrabuvių decentralizuoto ir nehierarchinio organizavimo būdas, kai ieškant grupėje aktualaus klausimo sprendimų ir priimant konkretų sprendimą gali dalyvauti bet kuris grupės narys nepriklausomai nuo asmens amžiaus, lyties, socialinio statuso, įsitikinimų, turtinės padėties ir kitų asmenį apibūdinančių charakteristikų, įgyvendinant šią valdymo formą pasitelkiama internetinė balsavimo platforma.